Domas drožia meškerę, eis žvejot. Gal pristatysi savo išradimą? Dar nebaigsiu. Nu, bet tai procesas irgi įdomus. Štuka reikalų. Nepavargau. Tai eisim žvejot. Biški kojas dreba. Dabar jau nelabai patinka šitą idėją, bet atėjau per ten kažkur blemba. Nelabai žinau, kur toliau eiti. Prakaitėlis bėga. Greičiausiai eisim čia. Bandysim užlipti ten kažkur. Kazakhstan Team Exploration. Toliau eksplorina Kazakstaną. Apa. Lipa į aukščiausius kalnus. Ar tai šūnės. Ir atveria štai tokius vaizdulius. Pasak vieno kazakstaniečio, trečias pagal dydį pasaulyje kanjonas. Čia biškį reikia atsargiau vaikščiot. Nežinau, kas gali atsitikti. Tik. Čia visas tidu. Biškį pavojinga. Bet užtat labai gražu. Atėjau iš ten kažkur. Iš šitą vietą įteka antra upė. Tenais matosi kanjonas. Be galo gražai atrodo. Ten dar toliau matosi ledynai. Maždaug 7 km viršūnės. Čia iš šitą pusę mes važiuosim rytoj. Čia buvo lisorbatą, žinai, kai kipo gerą. Šios dienos aktualija. Čekuolio laidoje. Poilsis. Nedaug tokių dienų turim, kai galim pailsėt, bet šiandien va, išlindom iš palapinės ir nusprendėm nepersistengti ir pasėdėt. Domui koja skauda. Skauda koja. Paskutinės dienos Kazakstane ir džiaugiamės, kad jau išvažiuojam, pats laikas, laukiam Kinijos, žiūrėsim, kas bus toliau.